kaip vyrą ir moterį. Ir davė jiems rankas. Dievas mums davė rankas. Rankas, kad kurtų. Rankas, kad mylėtų. Rankas, kad duotų. Rankas, kad padėtų. Rankas, kad gintų. Dievas mums davė rankas, bet mes tomis rankomis naikiname. Rankos, kurios turėjo mylėti, dabar nekenčia. Rankos, kurios turėjo duoti, dabar ima ir naikina. Rankos, kurios turėjo ginti, dabar grasina. Dievas ištiesė savo gailestingas rankas į pasaulį, kuris pats save naikino ir apkabino visą kūriniją tam, kad išgelbėtų. Bet mes patys tas rankas prikalėme prie kryžiaus ir pasakėme: lik ten, Dieve. Bet jis neliko. Ir neliks. Šiandien Jėzus vaikšto šio pasaulio gatvėmis su rankomis, laukiančiomis ir trokštančiomis kiekvieno, kad pas jį ateitų. Dievas turi sprendimą šiam prieštaraujančiam pasauliui. Jo vardas yra Jėzus. Ką tu padarysi su Jėzumi? Gali negirdėti, gali nematyti. Bet tiesa išlieka ta pati. Priimsi ją arba atmesi. Gali pasirinkti. Gali savo gyvenimą gyventi pats arba jį atiduoti Dievui. Apsisprendimas tavo rankose.